Mes truputį taip yra dabar suplakę esame, nes yra parašų rinkimas yra viena, o čia balsavimas kol kas yra ir po to yra tas etapas suvedimas į sistemą ir tada apdorojimas ir balsų. Suvedime yra paleista blockchain sistema. Taip. Blockchain sistema, kuri išskirsto tos balsus po to jau, kai sueina visi protokolai, tai elektriniai duomenų bazėje tie balsai yra koreguojami pagal apylinkės. Tai va, ir čia vat yra... Ne iš karto koreguojami, kad rinkimų komisija nepamatytų, bet truputį. Tai tada vadinasi yra beprasmiai, kam tada iš viso mes čia kalbam apie rinkimus kažkokius. Ne, tai va jeigu galima. Ir kyla klausimai. Taip sakant, jeigu sistema yra nesertifikuota, jeigu ji nėra patikrinta, ji nėra patikima, tai tada iš tikrųjų kam tai naudinga. Tai bet kas yra įdomiausia, ką paminėjai tu, Valdai, kad klausimai kyla tau, Margaritai, man, Gaižauskui. Daugiau niekam klausimai nekyla. Va tame yra esmė. Čia yra problema. Tai ką Margarita užsiemė prieš 15 minučių, kad tokiu būdu galima išvogti ir milijardus. Prisiminkim 3,5 milijardų covidinių lėšų be tam tikro, reiškia, žymėjimo, jie yra neaišku, kaip jie nuėjo ir kaip jie buvo paskirstyti. Tai dabar ateina dar, vėl nežino kiek, vos ne po 4 milijardus per metus europinių pinigų, kurie irgi ar gali... Jau yra paskirstyti, aš pasižiūrėjau. Ta prasme, yra pasidalinti. Kai kuria prasme pasidalinti, jeigu... Pavyzdžiui, darysim vandenilinius autobusus Vilniuje, jau yra paskirti pinigai. Kas čia juos darys? Nors technologijos dar tokios nėra. Pinigai yra paskirti. Koks klausimas, kas darys? Atsiras, kas padarys. Pinigai paskirti vandeniliniam autobusui. Vilniaus mieste. Vilniaus mieste? Taip, nors nėra technologijos. Ne, jūs, mėlyje, atsiprašau, jūs įsigilinkite. Ne, taigi, Jėzus, aš sakau, tas, kas parašyta dokumentuose, oficialiai projektai yra ES dokumentai. Taip pat yra, bet mane kas labiausiai neramina, 1,1 milijardo užimtumo tų lėšų, kur mes turėjom 21 metais per COVID, ten beveik 90% ar 80% yra skirta palaikyti, reiškia, darbo užmokesčius. Įmonės gavo darbo užmokesčius, suma didžiulė. Kas gavo tiek pinigų? Tai tikrai reikėtų ataskaitos. Aš žiūrėjau, valstybės kontrolė nėra pateikusi, auditorumai nėra pateikę. Europos, nes čia, tas shared responsibility ir Lietuvos auditoriai turėjo tikrinti, tai įsivaizduojat, kokios sumos eina. Ir neatsiskaityta. Ir neaišku, kam paskirta. Tai gal ten koks botas paėmė tos pinigus. Neturėjo darbuotojų, bet sudubliuoti dar kažkas. Niekas netikrino. Juk viskas buvo internetu. Su vienu darbuotoju, pavyzdžiui, kaip filmas. Jo, gali vieną darbuotoją turėtų parašyti, kad buvo 10 ar 20. Tai, suprantate, čia jeigu galima internetu prisijungti, botai gali prisijungti ir paimti pinigus, tai kas čia, kažkas turi, absoliučiai jokios kontrolės, jokio tikrinimo, nieko. Ne, tai labai gerai, kai nėra kontrolės milijardams. Tu sutvarkai kokį botą, kuris paima tau pinigus ir paskui tu su juo daliniesi, nes man kito paaiškinimo tame nėra. Ne, tai mes šitos skaičiuojam tos čekiukus, su juos rankiniu būdu skaičiuojam, dėliojam. O milijardų nėra. Taip sakant, o skaitmeniniai milijardai yra kažkas tai abstrakcija. Bet Aleksandras Daubras ir daug tokių klausimų. Sveiki, šaunuoliai, va čia man irgi. Noriu atšaukti balsą už Šimonytę, kodėl negaliu, už visus kitus galiu, už Šimonytę ne. Tai gal jau išrinko į prezidentus, absurdas kažkoks. Gal tikrina. Tai tikrina, dabar neleidžia judinti duomenų bazės ir jie tikrina. Tai aš nežinau, žinote, tikrai nežinau, čia jau pono Gaižausko kompetencija, Nacionalinės saugumo komitetas Seimo tikrai gali šitą sukontroliuoti. Ir aš tikiuosi, kad jie sukontroliuoja. Privalo. Ką sukontroliuoti? Patikrinimą organizuoti, kad būtų patikrinimas ir būtų tai patikrinta. Tai va, jie gali kreiptis, kaip aš minėjau, Europoje, yra specialios komandos kibernetinio saugumo, kurios gali padėti. Taip kad, bet aš manau, kad mūsų specialistai yra pakankamai sąžiningi ir geri ir mes viską galim patys patikrinti. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mes, dar kur yra Lietuvos pinigai prapuola, kad mes nežinom, kiek pas mumis yra atvažiavusių žmonių.
Tai yra tos skaičius, kuriuos teikia migracijos departamentas, skiriasi nuo tų skaičių, kuriuos teikia statistikos departamentas. Ir žymiai skiriasi. Vat Žydrūnas Budzinauskas rašo, aš manau, kad mažose apygardose suvedus jų nekeičia tų balsų. Bet didžiosiuose apygardose galimai gali. Ir dar vienas to pačio Open Your Eyes atmerk akis klausimas, ar kas nors jau apskundė VRK? Jei ne, kodėl, kas tai gali ir turi padaryti, nes visuomeniai nebėra praktiškai laiko. Taip, praktiškai laiko nebėra. Tai aš suprantu, kad ponas Gaižauskas apskundė, pareikalavo atsakymą, bet jis negauna, čia dabar gal šventė, šeštadienis, sekmadienis, nežinau, kas čia. Tai palaukit, jis antradienį padarė spaudos konferenciją. Tai o kada jis parašė, gal raštą parašė trečiadienį, ketvirtadienį, tai vad savaitgalis ir tempėsi guma. Aš nežinau, taip neturėtų būti, turėtų dirbti ir savaitgalį ir čia iš viso tokių dalykų nėra kibernetiniam saugumui, kad ten ataka kibernetinio, tu išėjai atostogų ar ten dar kažką. Tai va. Tai tokie dalykai. Aš esu rašiusi 19 metais skundą VRK, kuris iš viso buvo atmestas, nenagrinėtas. Tu rašiau skundą į prokuratūrą. Prokuratūra mane palaikė beprotę, todėl kad jie nesuprato, kas yra ten tie skaitmeniniai parašai. Ir kokias aš ten kalbu apie skilės. Tai šitą man maždaug va taip, sakė, kažkokias nesąmonės rašinėjau. Bet jie nežinojo, kas yra skaitmeninė ekonomika. Tada aš kreipiausi į teismą. Teismas man atsakė, kad per ilgai užtruko ir daugiau negu 5 dienos ir reiškia, aš jau pavėlavau apskūsti. Tai negali greičiau apskūsti, nes gauti duomenis iš VRK neįmanoma. O pakol tu neturi duomenų, tai tu gali skūsti, kad tik neduoda duomenų. Tai va tokia istorija. Dabar jie daro tą patį. Tai yra, jie laiko iki paskutinio momento. Paskui, kai patenka į teismą, teismas sako, pavėlavot. Taip jau. Čia jų taktika. Rinkimai įvyko, viskas yra taip. Taip. Taip, bet tai viešai, kaip jie gali laikyti ir ką, bijodami pralošti, tada Gaižauskas surengė spaudos konferenciją, nes jeigu paklausus Margaritos ir porą buvo komentarų, tiesiog jie pabėgo, kad kągi jau visiškai aišku, kas laimės rinkimus. Jeigu taip mes galime padaryti, jeigu yra iki tokio lygio, kad gali prakoreguoti mūsų visų tekstus Facebook'e, Delfi, L-ryte nepatogius, tai visi debunkai, tai tada sumakliavoti tuos visus rinkimus yra labai paprasta, nes taip atrodo, juk mes ateinam, ar Valdas, ar Margarita, ar aš, mes pasiemam popierinį biuletenį, užbraukiam kažkokį ten tą, reiškia, uždedam kryželį ant apskritimo su kandidato ar partijos pavadinimu, įmetam į tą permatomą dėžę ir viskas. Toliau jau mes nebekontroliuojam, kur jinai nuėjo. Kas žymiai ryškių skirtumų laimi, tai aišku nepasukčiausiai. Bet jeigu jūs atkreipėte dėmesį, pastaruoju metu yra daug rinkiminio apygardų, kur ten keli balsai, 3-4 lemia, o čia jau yra istorija. Bet yra kitas dalykas, į kurį aš noriu atkreipti dėmesį. Visų pirma, tai jaunimui, tai šitas man balsavimas dėl tos Eurovizijos. Ten tiesiog gėda. Sudubliuoti tie SIM kortelės, sudubliuoti telefonai. Visi šitą žino, jaunimas žino. Aš ne dėl to, kad man nesvarbu kokia daina Arnai, bet man svarbu, kad jaunimas suprastų, kad sukčiauti negalima. Vat kodėl šitą darome? Kad turi būti nuo jaunų dienų aišku. Apgavai, tave pagavo ir daugiau niekada to nedaryk. Tai va, aš prašiau televizijos ir dar kartą viešai prašau, kad jie kreiptųsi į ryšių reguliavimo tarnybą, kuri prižiūri ir patikrintų, ar balsuojant Eurovizijai, kur kažkodėl šiemet tik žiūrovai lėmė, nebuvo sudubliuotų SIM kortelių, sudubliuotų telefonų. Jie tiesiog gauna oficialų atsakymą ir parodo jaunimui visai Lietuvai tą atsakymą. Tai tada bus, kaip sakoma, aišku, jeigu sąžiningai, tai sąžiningai, tada aišku visi ramu, yra tvarka. O jeigu nesąžiningai, tai reikia tos pagauti ir nubausti. Tada bus tvarka Lietuvoje. Taip negalima. Tvarka prasideda nuo tokių dalykų. Taip, nuo popkultūros paskui prasideda politika. Taip, jaunimo auklėjimas prasideda nuo to, ne nuo moralų skaitimo, bet užtikrinant, kad sistema būtų sąžininga. Ir Mantūzas rašo, užtat rinkimuose ir konservatoriams žadama antra vieta, kas iš tikrųjų prasilenkia su sveiku protu. Žiūrėk, visuose reitinguose jie antri.
Arba, pavyzdžiui, dar kažkur Zita Kalinauskenė po Amerikono Adamkevičiaus laimėjimo prezidento rinkimuose, balsavimų rinkimuose nebetikiu. Manau, kad rinkimai vykdomi kaip po nulių reikia. Nu, čia matomai turime omeny tas, reiškia, sistemą, kai tarp 2 ir 4 valandų ryto staiga ten tų balsų. Todėl aš iš tikrųjų labai taip skeptiškai žiūriu į tos prognozuotojus, prognozes ir komentatorius, kurie jau nurašė premjerę Ingridą Šimonytę. Kadangi iš tikrųjų pagal jos reitingus, Vilmorus ir kitus, tai atrodo neįmanoma, kad jinai ko nors pasėtų šiuose rinkimuose, tačiau po šito stebuklo, kuris įvyko per pusę dieną, aš jau dabar tikrai nebūčiau toks optimistas, kad jinai nepateks bent jau į antrą turą. Valdai, čia rašo, pavyzdžiui, Zita Bertašienė, aš neįsivaizduoju, kam dar gali būti neaišku, kad galimai rinkimus laimės Šimonytė. Atsiprašau, bet jos elgesys neleidžia jos pavardę rašyti iš didžiosios raidės. Jūsų valia, ponė. Čia yra va, tas jos reklama, čia yra neteisėtas šitos ponios laiškas, čia yra skaitosi netiesioginė reklama, čia specialiai taip daro, jie yra apmokyti, čia yra tie vadinami visi. Ne, bet jinai yra... Ne, tai su šito irgi yra atskiras klausimas, kaip kovoti su tom burbulais internete, kur, reiškia, už pinigus merginos palaiko vieną ar kitą, ragina balsuoti už vieną ar kitą kandidatą. Visų pirma, tai neapskaitoma, sunku apskaityti, kiek pinigų skirta. Antras dalykas, kad tai yra skiriami tie pinigai. Ir kaip tai, va, čia yra viena iš tokių didelių problemų, kaip su šituo kovoti ir kaip šitai spręsti. Aišku, paprasčiausias būdas kovoti tai per mokesčių inspekciją. Mokesčių inspekcija visada gali įvertinti, ar žmogus deklaruoja pajamas ar ne, ir ar jis gyvena pagal pajamas ar ne. Tai taip visose šalyse yra tikrinama. Išskyrus Lietuvą. Jo, bet dabar mes įsiaiškinam, kad mokesčių sistema irgi apeinama. Taip. Tai labai daug mokesčių yra nesumokama. Kitas dalykas tai yra komunalinės paslaugos, kur yra priskaičiuotos didžiulės sumos, nes veikia algoritmai, aš pati tikrinau. Tai yra veikia algoritmai, kad mažiau tu nesumokėsi. Tau skaitiklis prisuks tiek, kiek reikia. Pastatyti tie smart skaitikliai ir jie yra irgi taip pat išlaužti. Mes čia kalbam tik apie rinkimus, bet tie skaitikliai yra išlaužti. Elektros, ir visas tinklas yra išlaužtas. Yra išlaužti tie šilumos tinklai visur, kur yra tie smart skaitikliai. Tos kameros, kurios yra Vilniuje pastatytos dabar, jos irgi gali ten žiūrėti ir sekti. Ir dabar sako man, kad ne viskas išlaužta, aš tik tai dar, ką aš jau pas save Facebook'e draugams rašiau, bet dabar pasakysiu ir viešai, kad iš tiesų kibernetinis saugumas tai ne tik hakeriai, bet yra, kad paprasčiausiai įmonėse darbuotojai buvę arba apsaugos darbuotojai prieina prie kompiuterių ir naktį, kai nieko nėra, gali ramiausiai tą informaciją paimti. Taip. Ir kai sako apie miegančius čia kažkokius agentus, kurie jie pasinaudos, tai greičiausiai tai yra apsaugos firmų darbuotojai, todėl kad pagal įsidarbinimo populiarumą visi atvykę ir iš Baltarusijos, ir iš Ukrainos dirba saugos firmose. Ten labai daug dabar yra. Tai va, čia yra didelė problema. Kodėl aš šitą žinau? Todėl, kad aš dėsčiau Ukrainoje kibernetinį saugumą. Ir aš mačiau, kas ten darosi. Dabar tas atėjo pas mumi. Apie tai yra ir BBC filmai, čia aš nieko naujo nesakau. Ta prasme, kad tas pasaulis, Gruzija, Armenija, Ukraina, Baltarusija, Rusija gyvena iš tų vagysčių internete. Tai pas juos yra aukštam lygiai, jie perduoda vienas kitam patirtį. O, Margarita, tai ar Lietuva negyvena iš vagysčių internete, jeigu pati ką tik sakei, kad Lietuva mokosi. Pinigai tai jau milijardai yra išdalinti. Ne, tai supranti. Pas mus, matai, mažas tinklas, maža yra, žodžiu. Supranti, pas mumi dar buvo sąžinė ir buvo įstatymai. Dabar tas viskas, kai ta banga užplūdo, tai tas yra problema. Ir dabar ta situacija blogėja. Dėl to aš sakau, kad reikia pradėti nuo tokių Eurovizijų, nuo visko reikia pradėti sistematizuoti tuos dalykus.